Tai čia yra iš tikrųjų smagu, kad čia yra Šiaulių universiteto ir kitų Šiaulių aukštųjų mokyklų iniciatyva, išaugusi iš Šiaulių universiteto bibliotekos patalpų, nes tokia karjeros ir kontaktų mugė tradiciškai universitetas organizuodavo pavasarį, o šiemet kartu su Pramonininkų asociacija, Prekybos pramonės ir amatų rūmais buvo tokia diskusija ir nuspręsta buvo pabandyti pakeisti vietą, laiką, erdvę. Tai šiuo metu šitas renginys vyksta verslo ir pasiekimų parodos ribose. Na ir yra galimybė klausytis jaunimo pranešimų, lygiai taip pat kaip ir tradiciškai yra galimybė užmegzti kontaktus, daryti karjerą, susitikti su regiono darbdaviais. Atėjau pasiklausti įmonių dėl praktikos, nes kadangi jau pavasarį reikės ją atlikti ir gavau teigiamų atsakymų. Tai su kokiom įmonėm kalbėjai ir ką susitarėt? Kalbėjau dabar su gubernija. Susitarėm dėl to, kad visai įmanoma pas juos atlikti praktiką, tik tai, kad reikia atsiųsti savo CV, jiem į paštą ir viskas. Tai kaip vertinate tokius renginius? Man iš tikrųjų labai patinka tokie renginiai, nes galiu sužinoti daug informacijos apie įmonės, kur realiai turbūt nepavyktų netgi rasti. Tai didžiulis pliusas studentam, nes jie gali ateiti susirasti praktiką gan lengvai, nereikia eiti tiesiog per įmonės ir ieškotis. Galime viskas vienoje vietoje, tiesiog paprasta ir patogu. Dalyvauju 3 metus ir esu labai patenkinta, nes tai gera galimybė studentam susirasti praktikos vietą, gal net atrasti savo darbo vietą, kur tiesiog studentas galės ir dirbti ir pakalbėti. Tai nėra toks pokalbis, kur ateisi bijodamas jau susitaręs oficialiai. Aplinka laisva, gali ateiti, pasikalbėti draugiškai su darbdaviu ir nėra jokios įtampos tokios didelės. Kokiamis asmeninėmis savybėmis turi pasižymėti saldos darbuotojas? Aišku, kas be ko, tai yra tokia gili kompetencija, bet tai yra ir komunikabilumas, ir gebėjimas spręsti problemas, kūrybingumas, pagrindinės dabartinio darbuotojo savybės, kurios reikalingos, aš manau, ne tik mums, reikalingos kiekvienai kompanijai. Žinot, kartais sako, kad nereikia kompetencijų, norint įsidarbinti, reikia tik tai didelio noro. Ką jūs apie tai manote? Aš manau, kad tai yra pats svarbiausias dalykas, didelis noras, pats svarbiausias. Kompetencijos yra įgyjamos ir šiais laikais pakankamai nesunkiai. Žinoma, aš nešneku apie gydytojo specialybę, bet ta prasme, tai kas yra, sakykime, bet kuri, tarkim, žurnalistas, darbuotojas su kažkokiais įrengimais, labai daug informacijos internete, visur daug informacijos. Jeigu turi noro, labai greitai pradėsi suprasti, ką tu darai. Tas yra pats svarbiausias. Noras yra pats svarbiausias dalykas.